Sveiki sugrįžę į mano YouTube kanalą, bei sveiki tie, kas esate pirmą sykį, malonu Jūs matyti. Kviečiu tapti kanalo nariais bei taip mane paremti ir pamatyti daugiau video iškart. Taip pat kviečiu apsilankyti mano Vinted, ten taip pat galite mane palaikyti, nusipirkant kokį nors mano drabužį ar daiktą. Tai tikrai ačiū visiems, kas esate nariai, kas perkate iš mano Vinted, man tikrai tai padeda. O šiandien aš grįžtu su dar vienu Mukbang Monday, tik šį kartą valgysim sušius iš Lidlo. Ir taip pat turiu glotnutį iš Vilniaus. Lidlo, kodėl iš Vilniaus pasakiau, glotnutis man labai matyti Vilnių primena. Tai glotnutis su obuoliais, bananais, braškė bei vyšnė, su vitaminais C ir D. Ir dar turiu 2 bandelės su varškė pasisaldinimui ant galo. Be to, šiandien valgysim sušius iš Lidlo ir pagalvojau, kad norėčiau gale aš įvertinsiu, kaip aš vertinu šitos sušius ir tuomet norėčiau pamėginti iš kitų parduotuvių, jeigu jas turi. Žinau, kad Maxima tikrai turi sušių, Rimi irgi turi sušių. Pamėginti kaip iš kitų prekybos vietų sušiai palyginus, su tikrai sušiais, gamintais normaliais, palyginsiu ir šiaip aplamai kiek duočiau, jeigu nežinočiau, kad egzistuoja geresni, Tai jo. Aš neturiu tų lasdelių čia, tai valgysiu su rankom. Atsiprašau iškart, kam nepatinka. Susipilsiu dabar čia, kaip sakant, tuos soją ir wasabi šalia susipilsiu ir valgysiu pasidažydama į juos. Aš esu labai didelė suši mėgėja. Suši man yra pats mėgstamiausias maistas. Tai aš tikrai tokia... Man beveik visi sušiai tinka, nežinau, sušis turi būti žiauriai blogas, kad man nepatiktų. Man patinka ir tą imbierą valgyti, kitiems, žinau, nepatinka. Man patinka, anksčiau man irgi nepatikdavo, iš kur žinau, kad jiem nepatinka, nes man anksčiau nepatikdavo. Bet dabar tai aš on board. Wasabis irgi visą laiką būtinas. Ką čia vieną wasabio gavau į burną. Gerai. Pūkė. Žinau, kad tau kvepia labai skaniai, bet čia mamytės valgys, ne tavo. Pūkė. Please, leave. Gerai, tai gal pradėsiu nuo tų mažesnių sušiukų. Tai pirmas čia tiesiog turbūt su lašiša. Truputėlį soją su wasabiu. Pamirkom. Ir... Dieviškas skonis. Man Lidlo sušiai žiauriai skanus. Žiauriai, aš jau dabar noriu vertinti juos. Jeigu tikri pagaminti šefo sušiai yra 10 iš 10, tai čia man 9 iš 10, nes man labai skanu. Iškart noriu šokti iš laimės. Kaip skanu! Toliau turime tik vieną tokį didesnį. Tai šitą jau gerai pamirkysiu ir į wasabi, ir į soją. Ir valgom. Aš be žodžių. Kaip skanu. Kaip freaking skanu. Gerai. Toliau turime šitokį su lašiša. Šitie man irgi labai skanus. Ir vat, vienintelė iš parduotuvių, kuri daro tokius sušius, tai Lidl. Kituose nesu mačiusi. Kaip skanu. Atrodo, turėčiau galimybę, tai dieną vakarą valgyčiau sušius. Net neturiu žodžių apipasakoti, kaip skanu. Oi. Man keista, kai yra žmonių, kurie nemėgsta sušių.
Kaip? Wow. Tiesiog, wow. Skanuot nepasakytas. O, aš pamiršau visiškai imbierą valgyti. Žiauriai skanu. Net neturiu daug ką papasakoti čia dabar. Čia tiesiog grinai kaip korietiškas mukbangas, kur tik valgo nešneka. Tai dabar čia aš nes ant tiek skanu, kad net nesinori nieko sakyti. Čia mano dream valgis. Skaniausių iš skaniausių. Ką tik galima suvalgyti. Yra sushi. Jap. Dabar manau, kad tikrai visi norės pamatyti tiesiog sushi mukbangą iš kokios normalios sušių restorano, kavinės, nežinau. Taip, jeigu mane palaikysite, aš turėsiu pinigų padaryti ir tokiam mukbangui. Tai jeigu norite, tai būtinai padarysiu. Žodžiu, šituos lidlinius sušius aš vertinu 9 iš 10. Skalėje palei tikrus sušius pagamintus ne taip. Dabar, kadangi kitų dar neragavau su jumis, sušių iš kitų prekybos centrų, tai šitie dabar yra iš pirmoje vietoje sušiai iš Lidlo. Užima pirmą auksinį medalį gauna. Dabar noriu paragauti šitą glotnutį, nes nesu ragavusi, tai noriu pažiūrėti, koks skonis. Žiauriai skanu. Na ir pabaigai desertui, čia tokia pilnus pietus pasidarysiu, nes grinai pietų laikas maždaug. Tai pasidarysiu, va, čia buvo pirmas patiekalas ir dar desertą prie glotnučio. Nes labai skaniai šitos bandelės man pasirodė, šitokios, labai su varškės įdaru, labai skaniai pasirodė ir kiti žmonės jėmė, kažkaip prie tos vietos sustojo, daug kas jėmė, tai galvoju, gal žino, kad skanios, aš nesu ragavusi, taip noriu paragauti. Tikrai žinokit skanu. Labai skanus tas varškės įdaras. Gerai. Užskaitau šitą bandelę. Nuostabus skonis. Kaip man pasisekė šiandien su maistu. Tik dabar prisiminiau, kad iš Lidlo nusipirkau dar karamelinę tokią užtepėlę su vaflių gabaliukais. Ir aš labai norėjau jos paragauti iškart su jumis. Tai galvau, jeigu aš biškį jos užsitepčiau ant bandelės. Tik tais dabar neturiu šaukštelį. To jau atsinešiu šaukštelį. Na ką, atsinešiu šaukštelį, tai paragausiu dabar vienos jos. Vau, kiek daug tų gabaliukų. Čia yra karamelinė užtepėlė su vaflių gabaliukais. Tai tų gabaliukų kiek daug. Aš tiesiog norėjau užsitepti ant vieno kąsnio paragauti. Nors čia ir taip viskas gerai su ta bandelė.
Tiesiog norėjau paragauti tą užtepėlę labai. Tobulą. Šita užtepėlė iš Lidlo. Caramel flavored spread. Jeigu busit Lidle, pasigriebkit, žiauriai gera. Ir šitos bandelės žiauriai geros. Tokia skani ta varškė. Aš visą pasakau, kad aš nebepirksiu bandelių. Kad dietos kokios nors gal laikysios, kad numės svorio. Ir tada vis tiek nusipirku bandelį. Bet gyvenimas trumpas. Reikia džiaugtis, kol galima. Nu, pasako. Pasako. Nerealaus skonis. Dar truputėlį tos karamelinės noriu. Aš negaliu apsakyti, ant kiek skani ta karamelinė užtepėlė su vafliais. Tiesiog traška viduj, burnoje tie vaflių gabaliukai. Stopit, kaip skanu! Aš išpradėsiu, kaip skanu. Žodžiu, apsisaldinau gyvenimą, privalgiau, dar turiu vieną tą bandelę, tai iš vis. Aš jau dabar ją noriu sukrimsti, bet reikia pasilaikyti. Glotnutė žiauriai skanus, kaip matau, beveik visą išgėriau. Tai nors čia kažką sveikesnio turiu išgerti, bet wow. Wow, ta užtepėlė, tos bandelės, wow, sushi, wow. 10 iš 10. Wow. Glotnutė sumastė man ant žando. Išbėgtų. Gerai. Tai toks šį kartą mukbangas. Man labai patiko pačiai, nežinau kaip jums, bet man labai patiko, nežiauriai skaniai pavalgiau. Tai jeigu jums patiko, būtinai paspauskite like, pasubscribinkit ir paspauskite varpelę, kad visat pamatytumėt mano video. Taip pat pasiekite mane Instagrame gerda.ris bei TikTok'e gerda.ris. O dabar ate, iki kito video.